Tai šiame pastate, šioje mokykloje net 25 metus buvo įsikūrusi Panevėžio internatinė sporto mokykla, tuo laiku vienintelė Lietuvoje olimpiečių kalvė, jinai tai buvo vadinama. Na, tačiau papūtus, kaip čia, naujiems vėjams gal įsireikšti, ar kaip, aš nežinau, buvo įvairių nuomonių ir nugalėjo ta, kad internatai, kaip ir paprasti internatai, taip ir sporto mokyklos internatai nepasitvirtino ir ši mokykla buvo reorganizuota į dvi mokyklas, į Panevėžio 19 vidurinę mokyklą ir į sporto mokyklą Olimpas. Vat dabar jūs kalbat su 19 vidurinės direktorium, tačiau čia po vienu stogu dar yra kitas šeimininkas, kuris atsako už sportininkų ugdymo Panevėžio mieste. Na ir ryšium su ta organizacija naujovė turbūt tokia pagrindinė. Anksčiau šiuose pastatuose mokinosi iš visos Lietuvos vaikai gabūs sportui, o šiuo metu jų liko labai mažai. Mokykla tarnauja, jos pedagogai, jos puikios sportinės bazės, tarnauja Panevėžio miesto vaikų fiziniam tobulinimui, jų sveikatos stiprinimui. Vis žinoma, visoje Lietuvoje žmonių. Dabar, aišku, jie vieni metė tą nelengvą sportininkų ugdymo kelią, kiti dar liko, dirba, bet aš nepasakyčiau, kad su didelė nuotaika, su dideliu entuziazmu, kadangi jeigu kalbant apie kiek tai įmanoma aukštesnį sportininkų rengimą, tai pirmiausia, aišku, lemia treneris, lemia specialistas, bet tas specialistas, tas treneris turi turėti ir medžiagą, su ko dirbti. Juk jeigu šiandien mūsų specialistai nebūtų Šilutės rajone, kaime, suradę ubarto, jis šiandien būtų gal kombaininkas, gal dar koks nors, gal geras kaimo specialistas, aš neabejoju. O šiandien jį atsivežė žmonės, ruošė šitoje bazėje, treniravo. Ir štai, prašau, jis vienintelis iškėlė mūsų Lietuvos trispalvę virš viso pasaulio. Tai mes galvoju, kad tokia mokykla, gal ne mokykla, gal centras, mini centras, tegul nesimoko čia 400 vaikų kaip anksčiau. Sporto mokykla internate mokinosi 400 vaikų, tegul nesimoko jų, tegul mokinasi čia 100, bet patys geriausiai. Paimkime juos, mes šiandien juos nuo dirvonų, juk šiandien futbolo komandos garsios, reiškia, neparuoši, pavyzdžiui, neturint geros futbolo aikštės, gerų specialistų, treniruočių žiemos sąlygomis, jeigu sąlygų neturėsim, neparuošim. Tai tokiem sportininkam, būtent kaimo vietomis, kurie neturi sąlygų, neturi fizinio lavinimo mokytojų, neturi bazės, neturi trenerių, neturi vietos tobulėjimui, reikalinga, kad būtų tokie centreliai, koncentruoti ir jiems viskas čia duota. Pedagogams, kurie ruošė tą patį ubartą, tuos 5 krepšininkus, kurie irgi su medaliais grįžo, juk mūsų auklėtiniai ir Sabonis, ir Marčiulionis, ir Pazdrazdis, ir Einikis, ir Brazdauskis, ir dar 4 dalyvavo olimpiadoje, grįžo be medalių. Vis tik tai iš 10 dalyvavo ir treneris Argūnas, kuris važiavo mūsų treneris, mes didžiuojamės. Čia mums kilmas ateičiai, šiems mokslo metams, aš drąsiai šiandien esu į liniuotę ir su vaikais kalbėsiu. Mane tai sustiprino, suprantat, šitą olimpiadą, šitie rezultatai mūsų auklėtinių. Ta patį jaučia ir visas mūsų pedagogų kolektyvas ir pasiruošęs dirbti ateityje.